Tai turbūt kažkiek apkartino tą pirmasis rungtynės pasirodymą. Ne, tai aišku, kad apkartino, norėjom laimėti, bet nesigavo. Tai yra šito proceso dalis, mes žinom, ką turim taisyti, kad aišku, nepataikėm daug metimų, aš ypatingai nepataikau tokių metimų, kur turėčiau pataikyti, bet tai nesmė, mes praleidom per daug taškų ir mes padarėm labai didelės klaidas gynyboje ant pačio galo. Ir paprasčiausiai, kai darai ties klaidas, tai turi labai daug spaudimo, kad puolime reikia ir paprasčiausiai rytoj vėl laukia rungtynės, reikia taisyti, reikia eiti į priekį ir viskas. Tai šiandien turbūt labiau akcentavot ne revanšą, o tiesiog savo komandos žaidimą. Ne, nu aišku, akcentavom revanšą, bet paprasčiausiai jis nesigavo. O savo žaidimą, tai jo, ir matome, ką darome gerai, ką darome blogai ir ką reikia taisyti. Tai toks jau tas pasiruošimas ir yra. Minėjai apie gynybą. Kodėl taip sudėtinga būdavo apsiginti prieš tokius gana paprastus derinius, du prieš du sakyti? Mūsų didžiausia problema ir buvo pick and rollas. Bet žinot, kaip turbūt jau suprantat, kad krepšinis yra paremtas pick and roll. Visi jį daro ir visi jį darys ir taip yra žaidžiama. Ir paprasčiausiai, manau, žinome, ką blogai darėme. Reikia biškiai agresyviau ir biškiai su penktu, su mūsų centru, kad biškiai geriau sujudėtų, nes tai gynėjas išmesdavo laisvas, tai didelis ir po to labai daug spaudimo ant gynybos, rotacijų, tai tas pirmas blinas buvo prisvilęs, bandysime taisyti klaidas ir... O ką jau darėte gerai? Sakėt, kad buvo kažkas, kas buvo neblogai. Buvo. Manau, mes tikrai išmetėm daug gerų metimų, mums daug kas gavosi puolime ir tų metimų buvo sunku nemesti, kai tu esi laisvas ir aš jų daug nepataikiau, bet jie buvo teisingi metimai, kas jas metė, nes buvo po gerų pasų, po to krepšinį žaidį, kad išmestum laisvas ir kai pasitaiko proga, reikia mesti. Ir paprasčiausiai jie neįkrito ir biškai mums trūko tos agresijos, reikia pažiūrėti, baudų mažai metėme ir tą agresyvesnį žaidimą biškai reikia. Jūs šiandien labai dažnai atakavot krepšį, tai turbūt tai byloja apie tai, kad daugelis derinių yra ant jūsų. Nebūtinai daugelis derinių, kaip ir sakiau, man tikrai buvo suteikta daug gerų galimybių ir mesti ir viską ir paprasčiausiai daug jų neįkrito. Toks krepšinis ir reikia žiūrėti kodėl, bet manau, kad išskyrus gal 1-2 metimai, biškai buvo forsuoti, o kiti tai tokių metimų ir nelabai gali atsisakyti. Kokį įspūdį nuo jokio paliko? Viskas gerai, pirmom varžybom, aš manau, ir jaudulio buvo, visi stengiasi, visi norėjo ir tiek. Paprasčiausiai kažkas gavosi, kažkas nesigavo, bet žinot, žaidė agresyviai, žaidė gerai. Kiek linai teko pavardžių žinoti iš Makedonų komandos? Varžovai kaip ir pagal pavardės visai nežinom. Nu tai va tas ir yra, kad, žinot, ne pavardės žaidžia.